Labadiena, čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 9 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. 9 skyriuje parašyta, kad rungtynių negalima pradėti, kol abiejose komandose arba vienoje komandoje nėra 5 turinčių teisę žaisti starto penketo žaidėjų. Tai, kad pradėt rungtynes, aikštelėj turi būti abiejose komandose turi būti po 5 žaidėjus. Kad pradėt rungtynes, jeigu nėra 5 žaidėjų, tada negalima pradėti rungtynių. Tarkim, viena komanda neturi 5 žaidėjų, aikštelėj turi tiktai 4. Jeigu jie neturi tos priežasties, kodėl jie neturi to žaidėjo, kodėl taip atsitiko, kodėl nėra to 5 žaidėjo, apie pateisinamos priežasties, tai jie gauna techninį pralaimėjimą už tai, kad jie neturi 5 žaidėjų, tau gauna techninį pralaimėjimą 20-0. Kad rungtynės pradėti, reikia visada turėti po 5 žaidėjus aikštelėj. Ir čia labai, jeigu yra tas, kaip sakant, yra priežastis, kodėl nėra 5 žaidėjo, tada mes laukiam, kol atvyks tas 5 žaidėjas arba daugiau žaidėjų. Toks dalykas labai retas, bet pasitaiko, labai retai pasitaiko, jis mėgėjų lygoj būna, tai kad kartais pasitaiko taip mėgėjų lygoj, kad nesurinko ten 5 žaidėjo, neturi to 5 žaidėjo, jis neatvyksta, tada gauna tą techninį pralaimėjimą, taip kartais netyčia taip nutinka. Bet kad rungtynės pradėti visada reikia, kad būtų 5 žaidėjai aikštelėj abiejose komandose. Ir šiandien tiek tai biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.